ryto. Be 5:09 ryto. Ir aš einu į repeticiją. Mano plaukai šiandien atrodo tragiškai. Ir jie dar net neišdžiūvę. Aš pusiau serganti. Bet niekam neįdomu. Tai vat. Einam iki mokyklos. Labai nefaina, labai šalta. Ir aš labai noriu namo ir noriu miego. Ok, guys, baigęs repkę. Negaliu pasidžiaugti, kad labai man patiko. Aš nežinau, kiek iš mane dabar gyvena, nes pučia stiprus šaltas vėjas. Ir man baigė smegenis užšalta. Dabar bėgtute varau namo. Greitai persirengiu. Ir tada važiuojam. Padažiau jau. Labai greit susisukom, nes aš biškį skubu. Tai važiuosim į pietus. Šiaip labai šalta. Ir šiaip aš labai valgyti noriu, tai labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad mano tėvai laukia. Labai džiaugiuosi, kad varom valgyti. Taip pat labai šalta. Ok, ką į žodžiu. Pasisėdėjom, dar aišku, aš dar grįžau, bet einu dabar iki mašinos pasiimti kuprinę. Mano telefonas baigė išsikraut, by the way. Ir tada važiuosiu namo, tik tai važiuosiu namo autoku jau. Jau grįžau namo čia. Šiek tiek jaučiuosi pavargus. Dabar galvoju, gal kažką dar nuveikti šiandien, tik nežinau ką. Bet pagaliau grįžau namo, labai šilta namuose. Pas mane kambarį labai šilta, nes jis prišildytas. Tai labai džiaugiuosi, nes lauke tai žiauriai šalta. Ir tiesiog neįmanoma gyventi. Bet žodžiu, dabar sėdžiu ant lovos, eisiu gal TikToką praskrolint. Pasižiūrėti, gal kažką naujo. Man reikia prie seminaro prisijungti, kuris by the way jau prasidėjo. Ir aš jau pusę praleidau, tai aš nebežinau, ar man jau verta prisijungti vėl. Bet seminaras 5 valandų. Tai per tas 3 valandas, bet aš nežinau, ką net per tas 3 valandas labai naudinga pasakys. Tai gal reikėtų įsijungti. Bet gal ant backgroundo pasijungsiu, aš sakau. Na, žodžiu, kažką sumąstysim. Dabar visai šiaip norėčiau eit panepint. Bet pasižiūrėsim, kaip išeis. Ok, guys, žodžiu, niekur mes nevarom. Tai kadangi niekur nevarom, aš tiesiog pasidarysiu self-care vakarą. Žodžiu, sumąsčiau, kad noriu išbandyti plaukelių šalinimą lazeriu, bet aš labai tingiu eiti į tuos visus salonus, pas tas visus meistrės ir taip toliau. Ypač jeigu aš galiu tai pasidaryti pati. Tai žodžiu, nusipirkau lazerį ir dabar, man rodos, 4. savaitę kaip darysiuos. Pagal viską rezultatas pasimato pilnai tik tais po 4 mėnesių, kadangi tai yra naminis lazeris, o ne tas profesionalus. Ir jis yra silpnesnis nei tas profesionalus. Tai, žodžiu, bet turim lazerį. Ir žodžiu, čia yra 5, man rodos, stiprumai lazerio. Ir tada, man rodos, 5 kūno vietos. Ir tada yra automatinis ir rankinis būdas tą lazerį daryti. Tai eisiu pasidaryti šitą lazerį again. Ir tada eisim į dušą. Ne, pasidarysiu lazerį, tada išvesiu šunį, tada eisim į dušą. Pasidarysim plaukus
Jo, ir tada vakare galbūt eisiu paskaityti knygą, kadangi prisirinkau gal kokias jaučiu 5, gal 4 knygas, kurios turėčiau perskaityti, nes man jas davė perskaityti, bet aš jų dar nepradėjau skaityti. Ir aš šiais metais visai norėčiau grįžti į tą skaitimo erą, kur aš skaitydavau kiekvieną mielą vakarą po bent skyrių. Tai aš manau, reikia pagaliau prisiversti tai padaryti ir šiandien paskaityti knygą, pradėti naują knygą. Tai va, einu darytis lazerį. Kai aš turiu šlapius plaukus, pamiršau, ką aš su jais norėjau daryti. Ai, sakiau, pabandysiu tą finger coiling metodą. Mes atskirsim... Dabar atskirsiu plaukus. Kažkaip taip, aš labai tingiu normaliai kažką čia su jais daryti. Turim tiek plaukų. First of all, man reikia juos iššukuot. Ok. Čiut nenukrito į tūliką šukos. Gerai, žodžiu, mes jūs prašukavom. Aš jūs dar biškį sušlapinsiu daugiau. Pasimsiu 3 plaukų produktus. Ir taip darysim kiekvienam mielai plaukų šitai, kaip jin ten vadinas. Ai, žodžiu, supratot, srageliai. Ir dabar aš ant jų uždėsiu šiek tiek daugiau gelio. Ir dabar pasidarysiu lygiai tą patį kitoj pusėj. Galas padarytas. Ir dabar reikia padaryti priekį. Bet man rodos, aš šiek tiek pridėjau per daug produkto ant plauko ir jisai biškį nenori man dirbti dabar. By the way, mano plaukai yra banguoti, negarbanuoti ir jie biškį sugadinti. Pasidariau ir priekines. Šiaip aš noriu valgyti. Bet pradžiaunau plaukus ir dabar eisiu juos suklipint, žodžiu, ir biškį tegul jie vėliau pradžiūna taip tiesiog taip natūraliai. Žinokit, kaip aš valgyti noriu. Šiandien 4 kartus jau valgiau ir aš vėl noriu valgyti. Tai žodžiu, sugalvojau, kad išsivirsiu makaronų. Aš dabar editinu video ir aš supratau, kad aš nepabaigiau jo. Tikiuosi video patiko, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitame video. Čiau, braškės!